Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Labas rytas, čia laida Noriu dirbti. Esame Šiauliuose. Girdite, kaip gerai skamba muzika, o jis skamba gamykloje, kurioje yra gaminamos kažkokios tai įdomios labai prekės, elektros. Aš žinokit, nieko ten nesuprantu, tiesą pasakius, dėl to atvažiavau išsiaiškinti. O mitas yra toksai, ar iš tikrųjų darbas gamykloje yra labai triukšmingas ir be perspektyvų. Ilgą laiką elektra buvo tarsi reiškinys. Ji pasirodydavo audrose, kibirkštise, keistose eksperimentuose su gintaru ar varlės koja. Žmonės ją stebėjo, bet jos nekontroliavo. Elektros paslaptimis rūpinosi filosofai ir mokslininkai, kurie klausdavo, kodėl, bet dar nežinojo, kaip panaudoti. 18–19 amžiuje elektra pradėjo artėti prie žmogaus rankų. Benjaminas Franklinas su aitvaru, Volta su savo elementu. Visi jie dar nebuvo inžinieriai, tačiau jų darbai sukūrė tylų pagrindą tam, kas turėjo netrukus gimti. Miestai augo, gamyklos dundėjo, žmonėms reikėjo ryšio, šviesos ir energijos. Vien teorijų nebepakako. Reikėjo žmogaus, kuris galėtų nutiesti laidą, apskaičiuoti srovę, pastatyti sistemą, kuri veiktų ne laboratorijoje, o kasdienybėje. Kai 1816 metais Francis Ronalds pastatė veikiančią elektrinio telegrafo sistemą, tai buvo ženklas – elektra išeina iš knygų ir įžengia į pasaulį. XIX amžiaus pabaigoje elektra tapo miesto širdimi. Gatvės apšvietė lempos, laidai sujungė žemynus, generatoriai pradėjo maitinti gamyklas. 1882 metais Vokietijoje buvo atidarytas pirmasis elektros inžinerijos fakultetas. Tai buvo momentas, kai profesija gavo vardą. Taip elektra, kadaise buvusi paslaptinga gamtos jėga, tapo civilizacijos varikliu, o elektros inžinierius jos tylus architektas. Pristatome šio mito herojų. Darius Mikulskis, UAB Ermetlina direktorius. Sklandant įvairiausiams mitams, kad artimiausiu metu technologijos pakeis žmogų ir žmonėms nebereikės dirbti gamyklose, vis dažniau girdime gamyklų vadovų susirūpinusius pasisakymus. Jie ragina liautis kalbėti nesąmonės, nes realybė visai kitokia. Reikalingų specialistų Lietuvoje jau dabar trūksta, o jų skaičius vis mažėja. Mano požiūris yra toks, kad šiai dienai mums reikia ne žmonių brūkšnelis įrankių, o jie turi tapti valdytojais įrankių. Tai technologijos yra įrankis, o žmonės yra technologijų valdytojai. Šios profesijos ir šios gamyklos visada reikės, nes neįmanoma išsisukti be tos produkcijos, kurią jūs gaminate. Taip. Namuose sėdėtume be elektros atsisėdę turbūt, ar ne? Žinoma, aš laikyčiau mūsų gamybos tą profilį strateginiu. Nes mes dirbame tokioje srityje, kur be tokios produkcijos būtų neįmanoma. Uždaroji akcinė bendrovė Ermetlina. Čia projektuoja ir gamina elektros skirstymo bei valdymo skydus. Čia pjaunamas ir lankstomas metalas, surenkamos spintos, montuojami elektros komponentai, sujungiami laidai ir kruopščiai patikrinama, kad visa įranga veiktų saugiai ir tiksliai. Ir kaip visa tai būtų įmanoma be specialistų, inžinierių, elektromontuotojų, technikų, kurių šiandien rinkoje ne tik trūksta, bet ir kurie yra tiesiog gaudomi. Ypač didelis specialistų stygius jaučiamas regionuose, šiuo atveju Šiauliuose. O dabar žmogus, pavyzdžiui, galvoja, gyvenu Šiauliuose ir visai norėčiau dirbti jūsų gamykloje. Bet kokį jis turėtų turėti išsilavinimą, kad jam šansų būtų? Mes laikome save inžinerinė įmonė. Tai bet kokiu atveju inžinerinės specialybės žmonės yra svarbiausia, nes be jų nerastume sprendimo ir be jų negimtų produktus. Tai gerai, bet vis tiek tas darbas, aš suprantu, kad jis pakankamai kūrybiškas yra. Ar tu tiesiog tam triukšme tarp gamykloje ten sukiesi, ar dar tau yra laiko atsisėsti ir kurti? Darbas labai kūrybiškas, kaip ir minėjau, nėra vienodų užduočių. Yra, bet jų labai yra mažai. Bet pradžioje ant popieriaus nusėda? Pradžiai. Tai viskas nuo popieriaus ir prasideda, nuo elektroninio laiško atsiųsto kliento ir viskas rutuliojasi. Tai pirma žinutė, suprasti problematiką, po to keliauja per visą procesą.
nuo pirminės analizės iki pirminio pasiūlymo, pirminės minties, kaip galima būtų tai išspręsti ir iki sąmatos ir iki komercinio pasiūlymo. Tai aš kodėl taip suku? Nes, na, yra žmonės, kad, pavyzdžiui, eina į gamyklą dirbti ir truputėlį pergyvena. Nu, kiek aš ten ilgai dirbsiu. Tai čia galima sakyti, kad perspektyvos į priekį tikrai yra. Perspektyvos yra ir tikrai nėra monotoniškas darbas. Jisai kintantis, visada reikia spręsti problemas, ieškoti sprendimų. Bet ar jūs leidžiat karjeros laiptais kilti? Žinot, kaip žmogus atėjęs į darbą galvoja, na va, pradėsiu nuo šaltkalvio, bet kažkada norėčiau būti, direktorium negaliu sakyti prie jūsų dabar, bet kažkada norėčiau būti direktoriaus pavaduotoju. Ar yra tokia galimybė? Tikrai yra ir skatinu tobulėti ir labai palaikau žmonės, kurie nori mokytis, keliauti. Išleidžiate? Tikrai taip ir aš stengiuosi skatinti ir pats mėgstu mokytis, tobulintis, tai skaitau, kad tai yra labai geras įprotis. Yra šitie, ar ne? Tai yra modulinės transformatorinės. Taip. O namai, kur jūs sakėt, kad gali būti 9 metrų, kiek? Namai tokio tipo. Iš tokių modulių susirenka skirstomieji punktai. Ten būna daug įrangos, jų gabaritai labai dideli. Kaip ir buvau minėjęs, tai esame gaminę iki 24 metrų ilgio. O kur, pavyzdžiui, stato 24 metrų ilgio? Statosi liaudiškai vadinamuose elektros tinkluose, ne? Kaip sako, Šiaulių elektros tinklai, Vilniaus elektros tinklai. Supratau. Tai tokiuose punktuose statosi būtent paskirstimui ir komutavimui įranga. Dažniausiai užrakinti jie būna, bet mes galim atrakinti, užeiti, ne? Pažiūrėti. Raktai yra, galim užeiti. Bet iš principo atėjęs žmogus, tas, kuris baigė mokslus, jis viską išmano, jis iškart gali dirbti? Ne, negali. Žmogus gali baigti elektrotechnikos, kažkokią sritį inžinerinę, turėti teorinės žinias, bet kad žmogus naujas ateitų ir mokėtų atlikti tokius montavimo darbus, tai taip nebūna. Arba žmogus atėjo iš pažįstamos srities, ar ne, mes nesame vieninteliai gamintojai, tai tik tokiu atveju. Bet šiaip viską išmoksta vietoje. Tai čia praktiko, labai gera praktika studentams. Su studentus priemat? Priema, taip. Kaip jūs gaudot tuos Ypatingai talentus? Šiauliuose. Taip, ir dar Šiauliuose. Iš kur jūs gaudot iš visų talentų? Medžiojam. Medžiojat? Tenka pripažinti, kad būna tokių situacijų, kad reikia medžioti, nes žmonių reikia dabar ir negali svajoti ir laukti ir turi ieškoti ir būna, ta prasme, ir pas mus ganėtinai plačiai ir žmonių ratas, geografiškai turime plačiai išsidėstęs, turime žmonių iš Užvenčio, turime žmonių iš Mažeikių. Tai reikia ieškoti. O jeigu taip sugalvotų Po ranka nėra. O jeigu iš Vilniaus sugalvotų atvažiuoti pas jūs dirbti? Problemos didelės nėra, technologijos šiai dienai leidžia ypatingai inžinerinį darbą, dirbti nuotoliu. Atstumu būtų galima? Galima tikrai taip. Bet jau turėtų tikrai būti čia tas talentas, kurio jūs ieškote. Taip. Tas administravimas turėtų atsipirkti, kaip sakant. Tai aš matau labai didelės staklės. Čia, kur aš nesuprantu, turbūt vyksta tie dalykai, ar ne, kur gaminami tie laidukai? Ne laidukai, čia yra metalo apdirbimo linija. Ką tai reiškia metalo apdirbimo linija? Kur nereikia žmogaus, taip? Nereikia žmogaus. Tai ką daro? Į stakles į liniją paduodama žaliava, tai yra lakštas, kaip va čia matote, ar ne? Taip. Šitą lakštą jisai pasiema pats automatiškai pagal sudarytą programą. Kai vat būtent šita dalis yra metalo apdirbimas, čia pjaustoma, štampuojamos kiaurimės arba kažkokie specifiniai išpjovimai. Po to grėbtuvas perkelia į sandėliavimo zoną ir kai yra pakankamas kiekis, prasideda lankstymo procesas. Bet iš jų ką daro? Iš to metalo, va čia? Detalės. Jūs galite konkurencingai mokėti atlyginimą tokį patį Šiauliuose, koks yra Vilniui? Galime. Jeigu rezultatas tas pats, taip galime. O gyventi pigiau Šiauliuose? O gyventi pigiau. Čia reikia... Išvengi kamščių. Išvengi kamščių, gyventi pigiau, atlyginimas galimai toks pat. Tai čia turbūt tas ir yra, kad... Jeigu atvirai turime tokį pavyzdį netgi.
Rimtai? Taip, nes yra buvusi studentė, kuri baigė Vilniuje mokslus, elektros inžinierė, baigė elektros energetiką. Taip. Ir grįžo į Šiaulius ir ieškojo, lygino darbo sąlygas, lygino darbo užmokestį ir įsivertino visas tas sąlygas ir grįžo į Šiaulius. Ir nėra čia Šiauliuose tai blogai. Tai man atrodo, kad mes šiaip labai mažai kalbame, kad tose mažesniuose miesteliuose iš tikrųjų yra tos galimybės. Mes kažkaip užmirštame apie tai. Atrodo, kad visi subėgo į tą Vilnių, ar ne? Ir visi sako, kad yra Vilnius ir yra visa kita Lietuva. O pasirodo, ta visa kita Lietuva taip pat gerai gyvena, taip kaip Vilnius. Ir nėra kamščių. Gal netgi geriau. Ir netgi geriau. Taip. Mitas, kad darbas gamykloje yra nuobodus ir nekūrybiškas, tikrai paneigtas. Ir kaip patys girdėjote, geras specialistas šiandieną reikalingas ne tik sostinėje, bet ir regionuose. Pabrėžkime ir tai, kad pasakos, jog kuo mažesnis miestas, tuo mažesnis atlyginimas, taip pat yra laužtos iš piršto. Iš Šiaulių grįžome į Vilnių. Ir dabar važiuosime į dar vieną įmonę, kurioje bandysime išsiaiškinti, ar tikrai būtini yra darbo vietoje darbo rūbai ir visa sauga. Ar gali būti taip, jog čia yra kuriamas dar vienas verslas? Darbo saugos rūbai gimė dar senovėje, kai amatininkai vilkėjo odines prijuostes ir pirštines, kad apsisaugotų nuo karščio ir žaizdų. Pramonės revoliucija atnešė naujų pavojų. Gamyklos ir kasyklos privertė kurti tvirtesnius drabužius – džinsinius kombinezonus, pirštines, apsauginius audinius. Pirmojo pasaulinio karo metu atsirado respiratoriai, o 20-ame amžiuje darbo saugos rūbai, kurie tapo profesionali apsauga. Atsirado kietos kepurės, akiniai, specialūs kostiumai. Šiandien darbo saugos rūbai tai technologijų ir dizaino vaisius. Nuo senovės odinės prijuostės iki modernių standartizuotų kostiumų, saugančių nuo įvairių pavojų darbo vietoje. Pristatome šio mito herojų. Esu Ignas Meldaikis, UAB RS darbo drabužiai direktorius. Reikalavimai šiandieną labai griežti. Kiekviena dalis turi atitikti standartus, o darbdaviai privalo juos užtikrinti. Bet štai sąmokslo teorija. Gal visa ši saugumo sistema. Ne tik darbuotojų apsauga, bet ir milžiniška apsauginių drabužių rinka. Kiekvienas naujas standartas verčia keisti senus rūbus, sertifikuoti į naujus ir taip kasmet sukuriamas papildomas verslas. Na, o prie šios sąmokslo teorijos tikras faktas. Reikalavimai tikrai svarbus. Jie saugo gyvybės. Reikalavimai labai kiekvienais metais didėja. Ir tarkim, jeigu didelė įmonė, kuri turi 300-400 darbuotojų, prieš tai išleisdavo, tarkim, kaip pavyzdys, 100 000 per metus darbų saugai, tai su naujų sertifikatu jinai bus išleidžiama 120 ar 130 tūkstančių ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai nėra, kad tam kuriami įstatymai tam, kad kažkas užsidirbtų? Ne, čia daugiau eina visas tas ne iš Lietuvos, čia eina iš ES direktyvų. Tai pagrindė Lietuva, viskas, kas susiję su darbų sauga, jie tik tai eina iš paskos ES direktyvoms, numatomoms, naujoms arba dar kažkas tai papildomai. Tai tarkim, kaip pavyzdys, ugniai atsparus drabužiai, jie pastoviai keičiasi, jos pastoviai pildo papildomai kažkokius. Kas yra ugnis karštėja kasmetai? Ne, didėja apsauga, keičiasi technologijos, drabužiai keičiasi, tarkim, prieš 10, 15, 20 metų mes suvirintas naudodavo tik tai odarbą, verstą odarbą, netgi iš Rusijos vežtą brezentą. Ne, tai to dabar jau praktiškai nebėra, yra naudojami visiškai kitokie audiniai, kurie turi ženkliai didesnės apsaugas ir gali atitikti ženkliai aukštesnius sertifikavimus, bet patys audiniai yra ženkliai brangesni. Tai gerai, tai jums tai gerai? Aš tik tiesiai šviesiai. Nesiskundžiam, ne, viskas tvarkoj. Nepasakyčiau, vis tiek, tarkim, versle marža jinai išlieka praktiškai ta pati, jokio skirtumo, ar tu parduodi ten už 100 eurų gaminį, ar tu už 50 eurų gaminį. Marža jinai yra panaši. Dar dažnais atvejais tu netgi mažini dėl to, kad klientas neišsigąstų tos galutinės kainos. Bet ar iš tikrųjų, ar ne per daug yra prisigalvota visokiausių dalykų? Na, pavyzdžiui, aš matau kartais statybų aikštelė, mes važiuojam, daug filmuojam, tas žmogus tai atrodo, kad įviniotas į kažką, ten 15 šalmų uždėta, rankos įviniotos, batai kažkokie ten, nežinau, akmeniniai, ar ne per daug visko tiesiog prigalvota?
Ne. Sakyčiau, būtų galima dar iš darbo pusės, bet praktiškai to nebūtų, to nematytumėm, tarkim, net nežinau kaip pasakyti, didelės kompanijos, jos dabar labai aiškiai nurodo, įeinant į objektą, žmogus privalo turėti šalmą, akinius, ausinės, taip toliau ir panašiai, darbų saugos, visos įmanomos priemonės, kas turi būti apranga žymėta logotipais, kad kiekvienas atskirtų kokia tai įmonė, iš kurios įmonės, darbiniai batai, tam tikra kategorija, ne mažesnė, ne didesnė, viskas turėtų būti taip. Problema yra tame, kad daug mažų įmonių arba ten tarkim sunkiau besiverčiančių įmonių vis tik neaprūpina savo darbuotojų, neaprūpina savo darbuotojų. Ir pagrindinė esmė gaunasi taip, kad jie geriau nupirks patį pigiausią produktą tik tai tam, kad užsidėti varnelę, kad jis kažką davė, bet ne tam, kad apsaugotų patį darbuotoją. Įmonė RES gamina ir tiekia aukštos kokybės apsauginius drabužius. Konsultuoja įmonės dėl saugos standartų, padeda užtikrinti, kad darbuotojai galėtų dirbti saugiai. Ir tikina, jog žino ir matė ne vieną nelaimingą atsitikimą darbo vietoje. Paimkim dabar taip, kaip pavyzdys. Jeigu darbo vietoje atsitinka, skaitykim, skaudinė laimė, taip? Tai O tokiu atveju yra? Yra ir tikrai daug. Vien tik tais 24 metais buvo berods 6 įvykiai, gal ir daugiau. Esmė ta, kad gali kilti byla, gali būti sustabdomas objektas, tarkim, kol vyksta tyrimas, įsivaizduokit, kad Vilniaus stadionas sustabdytas ir nedirba. Kokios yra dienos prastovos, gali būti sumai milžiniškos. Tai tarkim, visa technika stovi, kiekvienas darbuotojas stovi, neina į darbą, bet tu jiems turi mokėti atlyginimus dėl to, kad, bandau skaičiuoti, turbūt pigiau rūbai. Tai ženkliai pigiau yra rūbai. Tai tarkim, didelės įmonės, jos puikiai tą supranta. Bet gal čia galima sakyti, kad ir pačių darbdavių sąmoningumas auga. Kažkaip pastaruoju metu aš pastebiu, kad tas sąmoningumas toksai investuojama yra į žmogų, nes labai Lietuvoje trūksta gerų specialistų. Tas tiesa, vėlgi, žiūrėkit, darbuotojas labai vertina sąlygas, kurias sukuria jam darbdavys. Ir darbų saugos priemonės viena iš tų sąlygų. Jeigu, tarkim, darbdavys gerai aprūpina patį darbuotoją, darbuotojas jaučiasi saugiai, pirmas dalykas darbe, antras dalykas, jisai mato, kad jisai gauna aukštos kokybės produktus, vadinasi, jisai rūpi darbdaviui. Tai realiai ta kokybė pačio gaminio tiesiogiai susijusi su dėmesiu iš darbdavio darbuotojų. Bet klausykit, tai čia darbo rūbai, čia toks, man visai tokia graži žieminė striukė. Taip, darbo rūbai. Bet klausykite, tai o jeigu aš tokias darbo rūbus nešiočiau gatvėje, labai rodyčiau... Iš tiesų, iš tiesų, kai pažįsti kiekvieną praktiškai produktą, kas yra Lietuvoje parduodama ir užėjęs į prekybos centrą, tu matai žmonės kasoje, tu atpažįsti, kad daug žmonių vaikščia su darbinėm striukiam, darbiniais drabužiais. Tam ir yra sukurti. Geras, kupasis veidrodis. Kad jie būtų patogus. Žiūrėk, kokia čia darbinė striukė? Čia jinai gal ir neperšlampa, neperšala, ne? Neperpučia, neperšlampa. Tai pažiūrėk, kokie madingi rūbeliai. Šiandieną ne tik įmonės, bet ir pavieniai žmonės vis labiau rūpinasi darbo rūbais, net ir dirbdami savo kieme. Žmonės renkasi patogius, tvirtus ir saugius drabužius pjauti, statyti ar remontuoti, nes supranta. Saugumas svarbus ne tik darbo vietoje, bet ir kasdieniuose darbuose namuose. Gerai, o kas pavyzdžiui, ūkininkui, pavyzdžiui, svarbu, nežinau, ką? Kelnes, tarkim, kaip pavyzdys, elementarios kelnes. Tai yra darbinės kelnes, su kuriuom būtų patogu, ne? Tarkim, jeigu ūkininkas dažnai lankstosi, tai yra geriau puskombinsomis, kad uždengtų nugarą, kad jos nugaros neperpūstų, ne? Batai. Ar tai bus batai susiję su vandens nepralaidumu, gal kažkokia papildoma apsauga, tarkim, jeigu ūkis, kaip pavyzdys tenais, ūkinis pastatas, gal kažkokių vinių gali mėtytis, dar kažkokių. Padas nepradurimas. Elementari problema. Tos pačios pirštinės, jeigu jisai visą dieną kapstosi žemėse arba ten, nežinau, nešioja malkas, kapoja malkas, bet ką, reikalingos darbo pirštinės. Jeigu tu kapoji, reikalingi akiniai. Kaip pavyzdys. Jeigu tu pjauni žolę? Taip, tu žolę pjauni, reikalingos ausinės.
Ką perka? Kojines. Kalėdam koinės perka? O ko koinės skiriasi darbinės nuo paprastų koinių? Labai daug kuom. Geros darbinės kojines visiškai neskleidžia jokio kvapo. Tarkim, gali 3-4 dienas nešioti kojines. Ne, jau šito nepropaguokim, gal? Įsivaizduokit taip, kad jūs, pavyzdžiui, darbinėse batuose dažniausiai daugiau laiko koją praleidžia negu paprastuose batuose, ten, tarkim, kėduose ar dar kažkur tais. Ne? Ir žmogus taupydamas pirkti darbinius batus, tarkim, perkasi ten kinišką kažkokį modelį ar ten, nežinau, kuo pigiau, vadinkim taip, ne? Ir jisai juose daugiau laiko praleidžia koją tuose darbinėse batuose, negu jisai persimavęs grįžta namo su batais, kurie kainuoja porą šimtų eurų. Tai realiai turėtų žmogus investuoti. Gaila kojų. Kad ir kiek bandytum čia išvelgti verslo naudą, vis tiek atsitrenkia į paprastą tiesą. Darbo sauga turi būti visur. Nesvarbu, ar tai didelė įmonė užsakanti šimtus darbo rūbų, ar vienas kostiumo žmogui dirbančiam savo kieme. Jei su juo jautiesi saugiai ir patogiau, vadinasi, jis jau atlieka savo darbą. Mitas, kad darbo rūbai skirti tik dideliam verslui, šiandien jau aiškiai paneigtas. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.